sunkiausia yra sugalvoti, apie ką kalbėti, man bent jau. Bet kai kilo šitą temą, tai kilo tiesiog dėl to, kad aš girdėjau, kad tai yra aktualu. Ir pasakysiu jums nuoširdžiai, man ją apmąstyti pačiai buvo nelengva. Problema aiški, bet pamatyti vaizdą teko truputį pasėdėti ir patylėti, kad tą vaizdo viziją iškiltų. Tai aš su jumis pabandysiu pasidalinti tuo, kas kilo. Čia biškį pasibraižiau savo. Wow. Spalvotai. Neseniai gavau dovanų tokį pieštuką, labai smagu. Jei pagalvoju apie savivertę, tai jau tegul būna spalvotai. Bendrai mes visi esam susidūrę su pačiu šio reiškinio savivertės, savęs vertinimo. Man atrodo, visiems pažįstama. Turbūt šitam kambarį nėra nei vieno, kam būtų tai nepažįstama. Nes mes kaip žmonės, mes esame pratę vertinti. Viską vertinti. Nu jau, kaip savęs nepavertinti, tai jau. Ir bendrai, kai aš galvoju apie tai, kas yra savivertė, o čia spalvotai užsirašiau, savivertė lygu kančia. Mums atrodo, mes galvojam, kad gal žema savivertė yra kančia. Kad jeigu jau bus ta gera savivertė, tai tada kančios nebus. Bet jeigu pažvelgsim giliau, pamatysim, kad bet kokia savivertė iš tiesų tampa kančios šaltiniu. Bet iki pažiūrint į tą mechaniką, aš siūlyčiau pradėti nuo akivaizdaus paviršiaus. Kaip išvis ta savivertė mūsų yra formuojama? Kokiu pagrindu mes vertinam save? Dėl ko mums atrodo kenčiam? Tai paprastai yra apie tai, ką mums teigia išorė. Ką mums teigia visuomenė apie tai, koks turėtum būti. Koks yra tobulas žmogus. Ar koks yra laimingas žmogus. Kokie turėtume būti, kad viskas būtų gerai. Ir priklausomai nuo mados, tie standartai tai gali kisti. Pavyzdžiui, kai aš buvau paauglė, sakykime, 16 metų, tai standartas išvaizdos moters buvo būti tokia. O aš tokia visiškai nebuvau. Kančia. Nes įtiki, kad turi, čia turi būti toksai. Tada viskas bus gerai. Tada visi tave mylės, nežinau, ko tu ten nori. Bet tai pasižiūrėjus į Renesanso paveikslus, mes pamatysim, kokios ten moteris. Tai ten standartas panašu buvo visai kitoks. Tai mums primeta visuomenė. Kas yra gerai, kas yra blogai, kokie mes turėtumėm būti. Ir vien tai atpažinti jau tikrai labai padeda. Kad įsivaizdavimas, kaip mes turėtumėm atrodyti, tai yra tiesiog įsivaizdavimas. Pavyzdžiui,
moteris besenstant dažasi plaukus. Ir jeigu kažkokia, aš taip girdėjau, kažkokia moteris nusprendžia, kad viskas, nesidažysiu plaukų, atsibodu, nesidažysiu. Tegul būna tie žili plaukai, man tas pats. Tada nueina į darbą, jums sako, tu čia plaukų nesidažai. Kaip tau dabar atrodo? Dabar jau madoji. Čia apie tai, kad mada keičiasi, ne? Taip. Bet spaudimas yra. Arba aš esu girdėjusi iš merginų, kur sako, šiaip man dažytis nepatinka, bet darbė reikalauja. Turi atrodyti, yra standartas, turi. Tai jeigu turi jau dėl to darbo, tai ir pasidažai, bet jeigu aš įsikimpu ir įtikiu, kad aš visada turiu dažytis tam, kad aš visada, netgi jeigu man nesinori ir ten nekvepuoja ta oda ir ten visiškai prieš tą veidrodį sėdėti, ne? Bet aš seku iš paskos, tai kančia, elementariai. Mes teikiam, dėl išvaizdos, ypač jaunesni žmonės. Ypač dabar, kai mūsų visa, kaip čia socialinė medija, net lietuviškai, kur turi kažkaip atrodyti, turi pasirodyti, turi būti ypatingas. Ir jaunam žmogui atrodo, kad tas ypatingas, per tą išvaizdą, ne? Mes irgi ten, kai augam, tai ten, nežinau, pankų ten kaip nors, tai čia tie visi pankai, tai irgi čia būti kažkokiu ypatingu, ne? Bet mes dabar su Kristina buvom čia prieš kelias dienas Panevėžyje, Stasys muziejum. Ir ten buvo paroda Lino Leono Katino. Niekad nežinau, kad egzistavo toks žmogus, žodžiu, man visiškai naujiena, bet reikėjo ten paskaitą pravesti. Ir mes nuėjome parodą pačią. Ir ten buvo palydintis filmas, tą parodą. Ir viso nespėjom pažiūrėti, aš bent jau nespėjau, Kristina daugiau ten pažiūrėjo. Bet to momentu, kai aš prisėdau ten pažiūrėti, jis sakė, žinai, jeigu galvoju, kad turi būti, kad tu esi kažkoks ypatingas, tai tau reikia uždaryti, kur nors jau laikas tave į ten psichuškį. Ir jis tęsė, jis sako, žinoma, mes visi esam skirtingi, čia faktas. Kaip kiekvienas žirnis skirtingas vienas nuo kito. Bet būti ypatingu? Čia mes irgi pasikabinam, savivertė. Mus tikina, kad turi būti kažkoks ypatingas. Ir tu bandai ten savy, ten kažką ten tokio rasti, kažkaip ten pasirodyti, taip kaip ne visi kiti, kaip būti tikrai neatskiriant, kad mes jau visi esam skirtingi. Jo. Mums nereikia ypatingai nieko daryti, kad mes būtum kažkokie ypatingai skirtingi. Mes jau skirtingi. Ir kūnas yra ta dalis, su kuria mes tapatinamės daugiausia, turbūt. Bent jau viena dalis. Tai kaip mes atrodom. Ką kiti pagalvos. Ką kiti pasakys. Kaip čia apsirengia. Nes mes darom tą patį. Čia pažiūrėk. Nemoka rengti. Aš prisimenu, kai aš nuvažiavau į Angliją, aš pamačiau, kaip jį rengėsi. O Jėzau. Bet tas pats vertintojas, kuris vertina čia, vertina geri išorės lygiai, čia tas pats veikėjas, tas pats reiškia. Teisi savo kūną, kažkoks netoks, atitinkamai teisi kitų kūnus. Čia kažkoks netoks. Suknelė tai gražiai, bet ant šito kūno aš atsiprašau. Čia aš verbalizuoju tas mintis, kurios kildavo iš neišmanyti. Ir iš įpročių. Iš tapatinimas. Tai kūnas.
Kita dalį, kuri mūsų visuomenė taip pat labai akcentuoja, tai yra intelektas. Ne tik visuomenė. Nuo mokykloje, prasideda čia jau nuo mokyklos. Ir tėvai gal irgi čia. Nu. Koks tu kvailas, aš nežinau, sakai, ką tu toks gimiai nesupranta. Ne? Protinga mergaitė, protinga mergaitė. Ir mokykloje irgi ten mokytoja pagirs, nepagirs. Žiūrėk, ją gyrė, manęs negiriauja, kas čia atsitiko. Reiškia, aš nepakankamai protinga. Mes pasisavinam tą ir susitapatinam su tuo gebėjimu, sakykime, logiškai mąstyti. Bet ar tai apibrėžia žmogų? Ar tai apibrėžia mus kaip žmogų? Vieni labiau meniški, kiti labiau analitikai, skirtingi. Ar yra vienas geriau negu kitas? Bet mes įsivaizduojam, kokie mes turėtume būti, mes įsivaizduojam, kad mes turėtume būti jau tikrai, turėtume gerą savivertę, jeigu mes visus pliusus, visur pliusikus uždėsim. Ir graži, ir protinga, kad dar, ir meniška, kūrybinga, kur čia dar. Ir viską, man prašom, viską iš karto. O tai, kad viena galbūt prieštarauja kitam, mes neužsiduodam tokio klausimo. Seksualiai. Ar vyrai ten stiprus, gerai uždirbantis ir taip toliau. Jo, uždirbantis tai. Tai čia irgi kitas tas aspektas, kur visuomenė mus tikina, kad būtinai turi daug uždirbti. Nes tai apsprendžia, tai kaip jūs žiūrite, mes taip galvojam. Kad tai su kur mes gyvenam, su kokia mašina važinėjam, kaip mes rengiamės, visi tie požymiai, turtų, kurias kaip mes uždirbam, kad tai pakelia mus kitų akise. Bet galbūt visai ne. Aš čia dabar bekalbėdama, aš jums duosiu pavyzdį, pavyzdžiui, vėlgi iš savo jaunų dienų. Dabar išpažintis. Buvo mėnuo, aš mėnesį dirbau Londone valytoje, Royal Scotia. Tai yra žirgų lenktynių podromė. Ir ten ne tik pastatė naują podromą, žodžiu, ir ten buvo tos karališkos lenktynės. Ir ten išvalyti tą viską po statybų, tai čia buvo, fainas iš tiesų, lengvas ramus darbas, nieko galvot nereikia. O vadovui reikėjo dirbti per pačias lenktynės. Kur ten susirenka jau ten tos grietinėlė, tos visuomenės, ne? Aš pagalvoju, jeigu čia tokia grietinėlė, man jokio įspūdžio nedarė, kokias ten kepuraitės nešioja. Bet kaip žmogus elgiasi? Ar jis arogantiškas iš savo turtų ir turėjimų? Ar jis mato ir valytojų žmogų? Ir, pavyzdžiui, mano akise žmogus atrodė žmogumi, kuris mato žmogų manyje taip pat. O ne tai, kaip jis apsirengęs ar, nežinau, su kuo jis važinėja ir taip toliau. Ir tuo metu aš, čia jau truputį iš šono, bet čia pasidalinsiu, tuo metu aš dar gyvenau su ružavais akiniais. Gal kas dar gyvena su tokiais ružavais akiniais pasaulyje, kad pasaulis turi būti gražus, geras, visi turi mylėti vieni kitus, atjaučiantis ir taip toliau. Ir va ten aš pamačiau, kad grietinėlė, ta grietinėlė tokia. Kiekvieną dieną, kai važiuodavau iš darbo namo su traukiniu, aš sėdėdavau ir šliumdavau. Tiesiog traukinį sėdėdavau ir šliumdavau. Su mintim, kaip taip gali būti. Visiškai nepriimant pasaulio.
kankinantis ir nesuprantantis, iš kur ta kančia kyla. Man atrodė, kad kažkas blogai su pasauliu. Tiesiog prie žodžių pridedant, kaip galima kurtis kančią. Tai jeigu dar turite tos ružavos akinius, tai jau galite nusimti, žinot, pasaulyje yra visko. Ir mažiau kančios, kai priimi pasaulį tokį, koks jis yra. Tai čia iš šono truputį. Taip, ką dar mums teigia visuomenė? Kad jūsų darbas, ne, statusas. Labai daug apie statusą. Mes norim, kad gerbiami. Labai svarbu ir ko mes tik dėl to nedarom. Ir mums aiškino, kokie mes turim būti tam, kad mus gerbtų. Nors vėl, tik grįžtant į tą pavyzdį to darbo. Ten nežinau, man iki šiol prisimenu, kaip atrodė, neprisiminsiu, bet tų senūkai tokia pora. Tiesiog man pasakė porą gražių žodžių, tiesiog žmogiškai. Ir man automatiškai kyla pagarba jiems, kad jie yra, žmonės, geri žmonės, kur ten kiti, ten kažką nori pavalyti, kad tik tai tavęs nėra, jie tiesiog tavęs nemato ar netgi ten pasislinkti ar dar kažką. Tai neįmanoma. Tai wow. Statusas, tai ką tas statusas? Bet mums tai yra svarbu. Mes suteikiam vertę tam, ką kiti apie mus galvoja. Kaip kiti mus mato. Ir mes žinome, norim, kad kiti matytų tik tai gerą, angeliukus, kad visi matytų, kad angelai ten, nežinau, tik tai gerą matytų, gerbtų mus, mylėtų. Ir labai daug minčių būna bendrai pas žmonės apie tai, ką kiti pagalvos. Ar ką kiti galvoja apie mane. Ir labai dažnai mes patys įdedam tas mintis į kito žmogaus galvą. Kitas žmogus nieko nesako, bet mes galvojam, kad jis galvoja. Mes galvojam, kad jie galvoja. Ir todėl mes stengiamės kažkokie būti taip, kad jie negalvotų. Bet mes tiesiog galvojam, kad jie galvoja, bet mes nesam visiškai, mes nežinom, ką kiti galvoja, neįsivaizduojam. Ir dar supykstam, jeigu pagalvojam, kad jie blogai galvoja. Tiesa. Bet tai yra vienas lygmuo. Aš galvoju, ką kiti galvoja. Ir bandau kažkaip... Aš nesuprantu, kad tos visos mintis jos kyla mano galvoje, ne jų galvoje, jos kyla mano galvoje. Ir tada aš bandau kažkaip padaryti, kad taip negalvotų. Ar kad kitaip galvotų. Kitas lygmuo, kai kažkas kažką pasako. Kažką pasako, dėl ko mes jaučiamės įsižeidę. Ar jaučiamės pažeminti. Ar čia kažką, galbūt negražiai pasakė. Ir mes tada galvojam, kad mes iškart įsikimbam tos žodžius ir pasisavinam ir tikrai taip yra. Ir visai kaip kankinamės ir galvojam, kaip tada tam žmogui parodyti, kad taip nėra. Ko mes nesuvokiam, ir tai gali būti nebūtinai žodžiai, tai taip pat gali būti tiesiog elgesys, mes interpretuojam elgesį. Bet ko mes nesuvokiam, kad tai, ką žmogus kalba, ką jis sako, jis elgesi, tik tai parodo jį. Tai yra ne apie jūs, ne apie mus, tai yra apie tą žmogų. Kaip jis tuo metu jaučiasi. Jūs galite tai matyti. Pakeičiam perspektyvą. Supraskim, kad tai, ką mes kalbam, yra įtakojama mūsų vidinės būsenos. Ir bet koks objektas, kuris ateina į sąlytį, apie jį mintis bus tokios, kokia mūsų yra vidinė būsena.
Ir, pavyzdžiui, visiems pažįstama, ten jūs neįsimiegojot. Labai blogai miegojot. Atsikėlė tokie visi nepatenkinti ir pikti, kad nesimiegojot ir viską. Bet kas pateks į jūsų akiratį, jūs burbėsit. Ir gal ką nors dar pakomentuosit. Ir, ant kažkogi reikia tą visą išlieti, ne? Ir dabar, jeigu kitas žmogus nesupranta, kad tai yra apie jūs, jis tada tai, kai jūs išlieti, jis priima tai savo asmeniškai. Jis galvoja, čia aš kažką ne taip padariau. Čia galbūt aš tą nepadariau, gal ne. Aš lyg tai viską gerai darau, bet kažką... Kas su manim negerai, čia su manim kažkas negerai. Kur tas žmogus tiesiog neįsimiegojo. Vėl bloga nuotaika. Jis iš tos blogos nuotaikos tiesiog kalba ir viskas. Tai labai iš tiesų svarbus suvokimas, suvokti, kad žmonės visada kalba apie save. Jie gali kalbėti apie jūs, bet iš tiesų jie kalba apie save. Jie kalba apie tai, kaip jie mato pasaulį, ką jie jaučia apie pasaulį. Jie nekalba apie jūs. Jūs tik tai pretekstas tam, kad jie kalbėtų. Jeigu mes tai matom, tai jau labai daug kančios mes tada nustojam būti apsėsti tuo, kad ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys. Mes suprantam, kad tai labai yra sąlygota tų žmonių pačių vidinio būsena. Mes esam antiek egoistai. Mes kalbam tik tai apie save. Viską, ką mes sakom, tik taip. Mes išreiškiam savo jausmus, nes mes norim, kad būtų ten kitaip mums ir tai. Mes sakom, kad kodėl tu ir vėl ir tai. Iš tiesų tiesiog, aš galvoju, kad tai, kas mane kyla, kad tu kaltas. Tai mes galim matyti, kad tai tiesiog klaidingas mąstymas. Ir visiškai nebūtina kurti kančios savo dėl to. Mes galim vietoj to jausti atjautą, matyti, kad žmogus kenčia. Juk taip yra. Ne kažkas su mumis blogai. Žmogus nemato. Arba mato taip, kad kenčia pats nuo savo matymų. Labai svarbu. Ir vienas lygmuo iš tiesų išsivadavimo iš tos kančios yra būtent išmokti nesikabinti į tai, ką visuomenė projektuoja mus. O kas ateina iš išorės? Išmokti nesikabinti į tai. Matyti tai už tai, kas tai yra. Buda sako, yra 8 pasaulio vėjai. Yra tokie. Vėjai arba kalneliai. Viršai, apačiai, viršai, apačiai. Gauni, prarandi. Gyrė, kritikuoja. Šlovė arba nepripažinimas. Tai gyrė, kritikuoja. Visada pasaulyje bus taip. Visada bus taip. Išmokti, suvokti, kad tai yra žodžiai. Išmokti būti taikoj su visko, ką sako. Tai tik tai žodžiai, kiti sako. Tai yra laisvė. Nors gali būti labai sudėtinga. Nes mūsų nuo vaikystės įpratino, mus pasodino ant tokio, ant adatos pagirų. Nuo vaikystės. Ar kaltinimo. Mes norim tik tai pagirų. Mes tapom priklausomi. Nuo vaikystės.
Bet pradėti tai atpažinti. Ir pažiūrėti, ar gali, nu, sakyk, ką nori. Man labai šiaip patiko, buvo pas mus neseniai atvažiavusi mergina, nepamiršau vardą. Daugiau konteksto. Daugiau konteksto. merginų. Daug merginų. Jinai valandą važiavo, netgi panašu, ne iš Tauragės ar iš kažkur. Neprisimeni? Man labai... Jo, jinai žodžiu pasakojo, kad nu, jos vyras jos nesupranta. Jai patinka būti ramiai, nenori ten jau į jokius vakarėlius. Diana. Diana. Jai taip gera būti tyloj, gamtoj ir viską, o ten, o nu, ten, vyras, nu, tu kažkokia netokia, žinai, tipo, žinai, nesupranti. Nu ir kažką, jis priekaištauja, kad jinai jau nebeina, kartu ten negeria, ten meta gerti, ten, nu, sako, nu, sakyk, ką nori, o man gerai. Nu, rimtai, gali sakyti, ką nori. Nu, ir gerai, jeigu aš kvaila, gerai. Gerai, tegu aš būnu kvaila, bet man yra gerai. Taip, aš žinau, kad man yra gerai. Aš žinau, kad man labiau norisi būti gamtoje, ramiai, o ne ten tarp tų prisigėrusių žmonių. Mokėti, rasti tą laisvę, tikrai įsiklausyti, ko mums reikia. Kas iš tiesų mums atneša ramybę. Nes mes visi to ieško. Tai čia yra vienas lygmuo. Dabar aš noriu truputį pereiti į kitą lygmenį. Iš tiesų, kaip jau pasakiau, pradžioje aš tau pasirašiau savivertė lygu kančia. Kančios šaltinis. Kodėl? Ne dėl to, ne tai, kad nėra taip, kad žema savivertė yra kančia. Ar aukšta, ar gera savivertė lygiai taip pat yra kančia. Nes kad žema savivertė kančia, tai visi sutiks čia, bet kaip tai gali būti gera savivertė, kančia. Sakykime, aš ten patikėjau, kad aš esu kažkokia ten gera, nežinau, aš esu protinga, aš niekad nieko nepamirštu. Čia. Ir paėmiau ir pamiršau. Ojei, kaip čia taip gali būti. Tegu tik taip apsimesiu, kad nieks nepastebėtų. Jeigu aš prisiimu tą tapatybę, tokią tapatybę, aš prisiimu naštą ginti tą tapatybę. Nu, nesuvokdama, kad tai visada kinta, šitas kūnas protas visada kinta. Galbūt protingi dabar, gal gera atmintis dabar, gal ten, nežinau. Po 5 minučių gal būtų, nežinau, encefalitas ir nebeliko atminties. Pavyzdžiui. Todėl, netgi jeigu jūs manot geras savivertė, tai irgi yra kančia, nes tai yra kažkas, ką tenka nešti ir ginti, nuolat ginti. Nuolat visiems įrodinėti. Peržengimas už to yra. Suvokimas, kad pats vertinimas jau kelia kančią. Įsikibimas į tą vertintoją. Mumise visuose yra vertintojas. Ne tai, kad yra, kyla ir nyksta, sakykime, taip bus tiksliau. Tai vieną akimirką. Kažkas staiga, čia gerai, blogai čia. Gerai, blogai, gerai, blogai. Čia gerai. Čia negerai. Gerai, blogai, gerai, blogai. Kiekvieną akimirką nauja. Bet mes įsikimbam ir tikim, kad čia esame mes vertiname. Ir tada mums tas vertinimas pasidaro labai svarbus. Ir tas pats mechanizmas veikia ne tik tai savo, bet ir išoriai. Tas pats mechanizmas. Čia jau neskaitant to, kad vertinamas yra kažkas, kas irgi vertinama yra kažkas, kas nuolat kinta.
Ir čia dabar ateina sunkiausiai man atėjusi bent jau, o užtrukusi ateiti mintis apie tai, koks gali būti vaistas. Ar jūs įsivaizduojat, kaip jūs įsivaizduojat gyvenimą nesikabinant į vertintoją? Ką tai reiškia? Koks tai yra gyvenimas? Gal toks proto neutralumas, taip neutraliai. Bet vertinimas jis kyla. Nu taip, tai gal pastebėti ir niekas to nedaryti. Bet ką tai reiškia? Žodis, kuris man atėjo, tai buvo pasitikėjimas. Vietoj to, kad bandyti rasti čia teisinga, neteisinga, čia gera. Pasitikėjimas, pirmiausia pasitikėjimas. Pasitikėjimas kuo? Praktika, pasitikėjimas keliu. Pasitikėjimas keliu. Ne savimi, bet pačiu keliu. O kelio alfa ir omega yra sąmoningumas. Pasitikėjimas sąmoningumu. Yra vienas dydžiai gerbiamas vienuolis, dar gyvas Anglijoje dabar gyvenantis Adžian Sumedo. 4 taurasios tiesas, galbūt daug kas iš jūsų skaitė jo knygą. Jis visada moko pasitikėkit sąmoningumu, pasitikėkit sąmoningumu, pasitikėkit sąmoningumu. Ir iš to sąmoningumo tada gali kilti išmintis. Kai esame sąmoningi, mes galim pradėti matyti priežastį ir pasekmę. Mes galim matyti, kas neša kančią, kas neša žalą, o kas neša laimę, kas yra naudinga. Atitinkamai, matydami tai, mes iš tiesų tai matom, atitinkamai kyla pastangos palikti tai, kas kelia žalą, sukelia žalą, ir puoselėti tai, kas naudinga, kas neša naudą. Ir tada čia nėra klausimas apie tai, koks aš esu, bet klausimas apie tai, kokia yra ši akimirka. Nešanti naudą ar sukelianti žalą. Jeigu mes žinom tas akimirkas, akimirka po akimirkos, pasitikėjimas kyla natūraliai. Mes matom priežastį ir pasekmę, mes matom, kad kultivuojama tai, kas dora, tai, kas sveika. Kyla pasitikėjimas. Sveikos priežastys duoda sveiką vaisių. Nesveikos priežastys duoda nesveiką vaisių. Ir kuo dažniau mes tai matom, to labiau protas renkasi tai, kas sveika. Nes mes nesam kvaili. Šita psichika nėra durna. Niekas nenori kentėti. Bet per matymą. Ne per tapatinimąsi, ne per pasisavinimą, bet matymą akimirkos ir pasitikėjimo tą akimirką, pasitikėjimo. Ir aš įsivaizdavau, aš paklausiau savęs, gerai, kada mes ten kentėjom nuo tos žemos savivertės. Aš nežinau, ar yra tokių žmonių, kuriem nebuvo ten niekada kilusi ten kažkokia ten, kažkas ten su manim negerai, ten. Ar yra čia tokių žmonių? Ar kas ten? Normalu, na. Ir man tuo metu buvo, aš gyvenau bendruomeniai su labai smagiais žmonėmis. Visi tokie kūrybingi, ten kas piešia, kas vienaip, kas anaip, kas ten muziką groja, vienaip, antraip. O aš nežinau. Ir aš
ten kamputį pasidėsiu, pažiūrėsiu, aš jums paplosiu, aš jūs pagirsiu, aš jau kokie jau, oi, kaip gražu viskas, net, o aš ten. Ir vat man buvo tas, o aš, nu tai visiems viskas gerai, o aš tai nežinau. Ir dėl to komplekso ir bandymo, kaip ir pamatyti, nu, o kas, nieko, o gal, aš vis ieškojau, žinai, aš bandžiau piešti, žinokit, aš prisipirkau ten ir dažų, ten ir aš pradžiau, nieko, ten nupešiau ten drobių, ten kaip netgi pavogė, tai pagalvojau, o, įvertino. Nu, bet bendrai taip, ten, ką žinai. Nu, muzikėlę ten biškai pagrojau, ten, ką žinau. Bet, nu, aš tai pati, netgi aš tai darau ir aš pati netgi, ką žinau, tai galvoju, nu, čia... Nežinau, aš pati vertinau ten labai tai, kad, na, čia tu... Ką tu čia, žinai, buvo ten, tai ką tu čia... Aš vis ieškojau. Ir per tos ieškojimus ir įsivaizdavimus, kad turi būti kažkokia, ne, ten kūrybinga, ten kažkur ten yra, ne. Aš nemačiau to, kas yra. Aš negalėjau pastebėti tų stiprių, gražių brožų, kurie yra, buvo. Kitokia negu, kodėl dabar visi turi būti kūrybingi. Mėgstanti švarą. Aš nežinau. Ir protinga. Nu, buvo protinga, ką žinau. Dabar nežinau, bet tada buvo protinga. Ir tas atėjo vėliau, kad aš tiesiog pastebėjau, buvo atėjo akimirka kažkada vėliau, kad aš pastebėjau, nu, tai gerai, ten tas tame geras, tas, o aš ką, aš protinga, nu tai man, ten niekad nesupras, ką aš čia suprantu. Gerai, viskas man gerai, tai anyway. Tai ką aš noriu pasakyti, tiesiog per tos ieškojimus ir įsivaizdavimus mes nepastebėm tai, kas yra. Bet jeigu mes leidžiam, jeigu mes esam sąmoningi, jeigu mes matom priežastį ir pasekmę, mes galim tikrai, va čia dabar pasakysiu tą žodį, vertinti ne iš tos pusės, kad gerai, blogai, tiesiog appreciate, angliškai, nežinau kaip. Tai kas yra. Tai, kas yra, patį sąmoningumą, patį faktą ėjimo keliu. Ir aš tame matau tikrai vaistą. Nu, bet kokios savivertės. Savivertės, kančias ir galvoju. Užsidaviau aš to klausimą, jeigu tai mergaitė, kuri ten bandė ten kažkaip būti kūrybinga, kur ten, ką žinau, kiek ten kūrybingumo man buvo. Kas nors būtų tai pasakęs. Galbūt visai kitaip tas augalas būtų užaugęs, išsivystęs, kažką kitą. Ne tai, kad blogai yra dabar visai. Bet. Tai va. Tai tokie pamąstymai apie savivertę, savivertės nuodą ir pasitikėjimo ir kelio vaistą.